Siekdamas prisidėti prie ekonomikos atsigavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo, Ūkio bankas šį pavasarį sumažino banko paslaugų kainas. Be to, Ūkio bankas pranešė sumažinantis palūkanas vartojamiesiems kreditams. Paskolų sąlygų gerinimas turėtų paskatinti vidaus vartojimą. Žmonės galės palankesnėmis sąlygomis įsigyti daiktus ar paslaugas, kurių jiems šiuo metu reikia. Tam nebereikės ilgą periodą taupyti. Mažindamas vartojamųjų paskolų palūkanas, Ūkio bankas ypatingą dėmesį skiria savo lojaliems banko klientams. Tai reiškia, kad klientai, kurie jau naudojasi Ūkio banko ar Ūkio banko paslaugomis, galės susimažinti dar palūkanas. Tuo metu, kai kiti Lietuvos bankai padidino savo paslaugų kainas, Ūkio bankas savo klientams taiko daug žemesnį banko mokesčių už paslaugas lygį. Ūkio bankas stengiasi palaikyti žemesnį banko mokesčių už paslaugas lygį, nei kad yra Lietuvos rinkoje. Ūkio bankas yra vienas iš 2 šalies bankų, suteikiantis galimybę nemokamai susimokėti už komunalinės paslaugas elektroniniu būdu. Iki vidurvasario mokesčius už paslaugas mokant tiesioginio debeto būdu Ūkio bankas priims nemokamai. Kokios lengvatos taikomos pagyvenusiems žmonėms pensininkams? Ypatingą dėmesį Ūkio bankas skiria pagyvenusiems žmonėms. Pensininkai, kurie senatvės pensijas persiveda į Ūkio banką, gali be paslaugos mokesčio susimokėti komunalinius mokesčius, mokant ne tik interneto pavedimu, bet ir grynaisiais banko kasose. Ūkio bankas įsteigtas 1989 metais ir yra seniausias komercinis bankas Naujojoje Lietuvoje.